viskas yra paprasta. Čia gali dar tekstą pasimankyti, nes čia šitą bijau, kad faktiškai jokio veiksmo čia nėra. Nu, tokia išorė. Manau, kad čia statiškas scenas. Praeit turi vieną atsikvėpimą čia. Kažkaip jausmas toks, kad jau toks reikia biškai pertraukos po tų vaidinimų visų. Nes čia tų vaidinimų buvo daug visų. Čia statikos norisi jau. Biškai pailsėti. Prasme, aš tik tai noriu čia sukurti vieną vaizdą, tokį stiprų. Su ta pegė, su tais tėvais stovinčiais aplink lovą. Ir to turėtų čia, kaip ir tas ir būt dominantė. Čia, man atrodo, net jeigu aš tą vaizdą sukursiu, nemanau, kad Oskaras turėtų kažkaip ten įsimajačinti. Tai tik papasakot, reiškia. Tiesiog, vienoj vietoj stovint, be jokio veiksmo suvaryt kaip eilėraštį, reiškia. Nu, aš taip įsivaizduoju. Net neit man prie tos lovos? Ten, tokiu būdu aš priėjau, ten atsisėdau, bet tą viską pasakot, žinai, ten tokia sustingia, kaip vos ne kaip paveikslas, kaip, nu, ten juda lėtai, žinai. Bet kažkaip aš tam buvau, bet dabar nesu. Tai sužinai. Nu, karočią tikrą laišką. Tiesiog papasakot, jo. Čia be iliustravimo. Tiesiog ir močiutė rožė čia nei ateina, nei išeina. Nu, čia nėra etiudo, reiškia. Čia kažkaip jinai šalia stovi, tu stovi. Ten truputėlį numigau, nereikia eiti ant lovos, rodyt, vaizduot, gulti. Truputėlį numigau. O šitai, nu, kaip vaikų pramėgau. Ten tiesiog, manau, kad ta lova turi judėti tau už nugaros. Čia avanscenai stovėt ir pasakot. Ir čia gana taip, nu, toks gana ramiai. Nes tas ir laiškas baigėsi. Šiandien neturiu jokių norų. Gali pailsėti. Ta prasme, gerai padarei, kad operacija sėkmingai pavyko, žinai. Čia toks biškai, žinai. Tai sekmadienis. Čia tam, kas įsikirtęs, žinai, čia tam, kas įsikirtęs